Statybose smulkmenų nebūna ir kartais detalė, kuri rodos turėtų negadinti gyvenimo, virsta rimtu galvos skausmu. Maža to dar ir skleidžiančių nemalonų kvapą. Bet apie viską nuo pradžių. Liūdnoka istorija apie valymo įrenginį, kuris neveikė taip, kaip turėjo veikti. Pirminis sprendimas buvo vystytojo, iškart pastatytas lenkiškos gamybos septikas, septiko bačka. Žodžiu, nėra nei orapotės, nei jokių valymų, nei sertifikacijų. Elementariai kas 2 savaitės, kas savaitę meti bakterijas ir jos tiesiog skaldo, gal net neskaldo, nusodina tas visas susikaupusias atliekas. Ir problema ta, kad vis tiek buvo kvapas. Ką be bandytum, tas kvapas netgi per vamzdžius ateidavo į namą, į vidų. Gan greit kimšdavosi, dažnai tenka išsiurbti ir finale baigėsi taip, kad iš vis jisai skylo ir įkrito į vidų jau su visa danga iš viršaus. Tai buvo sprendimas, kad reikia kažką su to daryti, tikrai nestatyti to, kas yra, o rasti optimalesnį sprendimą. Akivaizdu, kad išeitį reikėjo rasti ir gana greitai. Atradau Biotornado grupę, su jais susisiekiau labai operatyviai. Pas mane atvažiavo, apžiūrėjo situaciją, pasiūlė, kad galite įstatyti valymo įrenginį, pašalinti senąjį, kad nuo A iki Z padarys viską. Ir susiderinom laikus, kainas, parinko modelį ir vyrukai labai tvarkingai visą darbą atliko. Pats procesas užtruko dieną, iš tikrųjų iš ryto atvažiavo, išmontavo seną įrenginį. Pas man gal buvo labai svarbu, kad įrenginys arti labai namo ir trinkelių. Tai buvo klausimas, ar jos sukris į vidų ar ne, ir sėkmingai pavyko, viskas liko kaip buvo. Iš esmės sudėjus naują įrenginį, tik aplink jį smėliukas ir kad reikėjo atsėti veją, daugiau nieko. Tokių kažkokių problemų ar kad pergintum iš anksto planuotumės tikrai nebuvo. Tai dažnu atveju tie neveikiantis nuotekų valymo įrenginiai, jie yra keičiami. Ir susiduria klientas su tuo, patikėkit manim, mes esame matę ir daug ašarų, ir verksmų, ir kai yra sumontuojamas nuotekų valymo įrenginys kuo pigesnis, o gerbūviai yra įrengiami, jie yra iš tikrųjų šaunus. Tai yra puikiausias trinkelės, nuostabios pievos, dekoratyviniai medžiai ir permontuojant tą neveikiančią sistemą, visą tai reikia sugadinti iš tiesų, nes tiesiog tai yra technologiškai. Mes turim iškasti duobę, tai vieną iškasti, kitą įleisti ir rezultate tai, kas buvo išpuoselėta, mylėta kažkada, tai yra tam tikrų periodų sunaikinama. Tai tam, kad nebūtų ateityje liūdėse, tam, kad nereikėtų vienos ar kitos sistemos permontuoti, tai visą laiką rekomenduojame įsigilinkite į kas tai yra per gamintojas. Ar tas gamintojas ateityje jums galės suteikti vienokią ar kitokią pagalbą, aptarnavimo įrenginių pagalbą. Tai yra labai svarbu. Nes nuotekų valymo įrenginį jūs montuojatės ne metam, ne 2, tai yra dešimtmečiam yra montuojami nuotekų valymo įrenginiai. Ir tai yra labai svarbu, kad jie atitiktų reikalavimus ir kad jie iš esmės veiktų. O kai pasirenki tvirtą ir patikimo gamintojo produktą, ramu ir dėl gerbūvio, ir dėl išvalytų nuotekų švarumo. Vienas dalykas, mūsų įrenginys yra gaminamas modelis tik tai su mažu dangčiu, tai yra kas žmonėms šiais laikais labai yra aktualu, tai yra išvaizda, ką matai išėjęs į kiemą ar ne, tai sakykime, kad nebūtų didžiulių blynų kažkokių, tai nebūtų kažkas tai tokio, kas kristų į akis, ar ne, tai vienas dalykas, ar ne, tai yra. Antras dalykas, vėlgi, tai yra svarbus dalykas, yra kvapai, tai vėlgi šitą problemą bandėm spręsti, ar ne, šitoj vietoj. Tada vėlgi inovacija mūsų 8 darbinės kameros valymo įrenginyje. Kuo mes skiriamės, ar ne, tai sakykime, ką jos duoda. Dažnas klausimas žmogus užduoda, sako, na ir ką, tai galbūt ten blogiau. Bet vėlgi, visi šitie procesai, tai yra valymas, iš ko susidaro. Tai pirminis tai yra nuotekų skaidimas, ar ne, tai išsiskaido. Tada vyksta valymo procesas, tada yra aeravimas ir tada jau yra nusodintuvas, kur stovi jau valytas vanduo. Tai kuo daugiau šitų kamerų, tokiu būdu mes pasiekime geresnį rezultatą tiek išskaidimo, tiek išvalymo ir tada, sakykime, kai gerai išskaidai ir išvalai, tokiu būdu ir kvapo nebuvimas yra natūralus procesas, ar ne? Tada, sakykime, tada vėlgi dėl didesnių kamerų kiekio mes galim pasiekti šiek tiek valandinį debitą didesnį, ar ne? Tai, sakykime, tokiu būdu jūs momentiškai gali daugiau išleisti vandens į įrenginį iš namų ir neskaičiuoti, kad, sakykime, ten vienam kambarį ar ten vonioj išleido vaikas tiek vandens, žmona plauna indus ten ar ten indaplovė dar daugiau, trečias žmogus nuėjo į vonę išsimaudyti. Tai tokiu būdu mes apsaugom irgi nuo viso šito dalyko. Jeigu įsikraustėte į namą, kurio valymo įrenginys erzina nemaloniais kvapais arba tiesiog netinkamai atlieka funkciją,
Išeičių galima rasti, bet jeigu dar tik planuojate, kaip valysite savo namų nuotekas, gerai apgalvokite, ką rinksitės.